Sveiki visi, šiandien pakalbėsime apie žaidimą, kuris vadinasi Cross Fingers. Tik pasileidus žaidimui mes turime 4 pasirinkimo galimybės, tai yra nustatymai, pati dėlionė, apipavidalinimas mūsų šito žaidimo. Na, nėra ką daug kalbėti, patys patirinėsit, geriau einam prie pačio žaidimo. Yra lygiai, žaisim easy ir nuo pirmo lygio. Ką reikia padaryti? Yra dėlionė, mes ją turim tiesiog detaliai ir mes ją turim nuvesti prie jai skirtos vietos. Va taip. Sujunginėt. Iš pradžių viskas vyksta su viena ranka. Aš iš pradžių net nesupratau, kodėl pavadinimas vadinasi Cross Fingers, o darbas yra tik su viena ranka. Bet kai lygiai sudėtingėja, tada reikia pasitelkti ir 2 rankas. Nebeužtenka jau vieno piršto, kaip matot, lygiai po truputį sudėtingėja, kaip ir visą laiką. Nėra ką daug pasakot, tiesiog atsisiųskit, pabandykit, žaidimas yra mokamas, bet aš galvoju, jisai vertas tų pinigų, nes tikrai įtraukia, reikia pagalvoti, reikia pamastyti ir padirbėti pirštais. O su jumis buvau aš, 314 Circle, yra app apžvalgos, nepamirškite spausti laikų, dalinti su draugais ir pasirašyti po mano kanalu. Iki pasimatymo.